Spalio 19 dieną Kaune vyko projekto Kuriame Respubliką nacionalinė konferencija. Įspūdžiais mugės metu dalijosi 25 sėkmingiausių projektukų autoriai, kūrė respublikas savo mokyklose, miestuose ir miesteliuose. Sveiki! Mes esame iš Adolfo Šapokos gimnazijos, kuri yra Utenoje. Ir mes vykdome projektą Rodyk draugui širdį. Mūsų projekto tikslas buvo pamažinti socialinę atskirtį bei užimti ligoniukus besigydančius reabilitacijos centre. Šiaip mes esame mūsų rezultatais labai patenkinti, kadangi mes padarėme iš tiesų labai daug, kaip mums mokiniams atrodo. Mes įkūrėme bibliotekėlę, kurią sudaro beveik 500 knygų, ją įkūrėme už savo lėšas. Ir gal svarbiausia buvo veikla tai, jog mes vykdėme užsiėmimus mažiesiems vaikams bei mūsų bendraamžiams. Ir tai, man rodos, didžiausias mūsų laimėjimas, nes mes sugebėjome sutarti su tais vaikais ir iš tiesų mes pasiekėme labai daug, nes mes, kaip jau minėjau, pristatėme, jog mes gavome nuoširdaus bendravimo dozę, o tai yra kiekvienam žmogui svarbu. Mes esame iš Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos ir mūsų projektas vadinosi Bočių lanką pravėrus. Mūsų tikslas buvo sujungti jaunąją ir vyresnėją kartą. Pasikvietėm svečių iš visų regionų, iš Dzūkų, Suvalkus. Mes patys esam žemaičiai. Buvo labai įdomu susipažinti su tarmėmis. Mes kalbam savo tarmę, jie savo tarmėmis. Ir iš tiesų, nors kažkiek galbūt kažko nesuprantam, bet tas bendravimas labai sušildo ir labai gera aplinka buvo. Galbūt įdomu buvo tai, kad niekas mūsų nevertė to daryti, paprasčiausiai papasakoja apie tą idėją, o mes jau patys vaikai viską darom, veikiam. Ir tai buvo pats tas darbingumas, tas ruošimasis buvo, nežinau, kažkas tokio iš to renginio. Šauniausia buvo tai, kad visiems tai patiko ir vyresniem, ir jaunesniem. Ir norim ir kitais metais, ir dar kitais metais. Ir norėtume papasakoti mokyklom šią idėją, kad galbūt ir savo jie tai prisitaikytų ir ne tik mūsų gimnazijoje vyktų toks renginys. Mes esame iš Trakų rajono, Lentvario Motiejaus Šmilenio gimnazijos ir kūrėme projektą kartu bendradarbiavimus. Čia matote sudėtas nuotraukas, kaip buvo dabar ir anksčiau. Čia buvo vykdomas renginys, vienas gerumo vakar. Į jį buvo sukviestos mokytojos, kurie mokiniai darė pakvietimus ir vaikščiojo po Lentvarį, ieškojo gatvių ir dalino pakvietimus. Patys mokiniai ėmė interviu iš nebedėstančių mokytojų, patys kūrė filmukus ir jam buvo įdomu. Mes esame iš Šiaulių Didžuolio gimnazijos. Mūsų projektas buvo atkurti istorinę parko ateitį. Parkas yra šalia mūsų gimnazijos. Mes vedėme ekskursijas po Didžuolio parką. Vietėme mokinius iš mūsų gimnazijos ir aiškiname jiems, kas vyko parke. Daliname savo lankstinukus, taip pat juos davėme ir mūsų turistiniam centrui, kad galėtų duoti juos ir turistams. Taip pat įrašėme radio laidą, kurią transliavo mūsų gimnazijos radijas ir kad tą informaciją galėtų žinoti ne tik mūsų gimnazijos mokiniai arba ne tik tie, kas buvo toje ekskursijoje, bet ir visi šiauliai, kurie tuo metu klausėsi radiją. Labą dieną, mes esame iš Palangos, Vlado ir Bučio pagrindinės mokyklos ir tai yra mūsų projektas. Mes atkūrėme Jaunųjų Šaulių sąjungą Palangoje, kuri buvo prieš tai egzistavusi, bet nebuvo vadovo, suradome vadovą, kuris dabar organizuoja žygius. Buvo vienas žygis iš Palangos į Klaipėdą per naktį žygiavo. Taip pat įrengėme mokyklose konteinerius, rūšiavimo ir mokome dabar pradinukus rūšiuoti. Tai yra vedamos paskaitos įvairios, kad jie išmoktų rūšiuoti. Aš esu Džigilė Valiukevičiūtė iš Ukmergės Duksnos pagrindinės mokyklos. Mūsų projektas buvo kurti draugišką mokyklą
Ir man labai patiko, kad mokiniai, tiesiog jaunesni, trečiokai, ketvirtokai labai ėmė pavyzdį iš mūsų ir kad jų klasiokai, kurie su jais anksčiau netaip bendraudavo, gal labai norėjo prie jų prisijungti ir dalyvauti mūsų projekte, bet dėja neturėjom galimybių jį labai daug išplėsti. Mes esame Domeikavos gimnazijos moksleiviai. Mūsų projektas vadinasi Auginkime vieni kitus. Mes padėjome praeitais metais mokslo anglų kalbos, mokėme pradinių klasių mokinius. Ir tai buvo tikrai labai nuostabus dalykas, nes mes galėjome susibendrauti su mažesniais, nebeliko tos tokios, nežinau, laiptelio didelio tarp mažesnių ir vyresnių mokinių. Mano manymu, yra tikrai sėkmingas projektas, kurį vykdysime tikrai daugelį metų. Iš Utėnos Vyturių progimnazijos, aš esu Kristina Remelytė ir mūsų tema naudoju popierius, sodinu medį. Tai mūsų pagrindinės veiklos buvo tas, kad makulatūros rinkimas, medelių sodinimas, elektroninių žaliavų rinkimas. Visi, kas tik norėjo, mums padėjo. Šitą mes labai džiaugiamės. Taigi mes esame iš Vilniaus Užupio gimnazijos. Ir mūsų projektas yra Kas mums iš to, kurio metu siekime, kad jaunas žmogus atrastų save per praktikos veiklas įvairiose įmonėse. Ir linksma buvo tai, kad mes gavome netgi maikutes iš mūsų įmonės, kurioje atlikome praktiką. Esame Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos mokiniai. Mūsų projektas vadinasi Skaidrumo laboratorija. Ir šiuo projektu bandėme supažindinti mūsų mokyklos bendruomenę su antikorupcinė veikla. Manau, tikrai pasisekė ir tiem mokiniam, kuriem tai buvo įdomu, jie tikrai suprato, koks mūsų buvo projekto tikslas. Mes esame Jonavos Raimundos Nožės progimnazija. Norime pristatyti savo projektą žaidimą Aš Lietuvos pilietis. Šiuo žaidimu mes norime supažindinti jaunimą su žodžiu pilietis ir ką tai reiškia. Sukūrėme žaidimą su įvairiais klausimais. Jie yra iš konstitucijos, istoriniai, kūrybiniai bei atspėti, kas yra posto kortelėje. Šį žaidimą mes nešime į Jonavos vaikų namus, į dienos centrą, bei dalinsime kitoms mokykloms, kad išbandytų šį žaidimą ir žinotų, kas yra pilietis iš tikrųjų. Mes esam Palangos senoji gimnazija, esam daugiausiai visi 12-okai ir būtent mes norėjom sukurti kažkokią įdomesnį ir kitokį idėją, būtent kuri būtų realiai realizuojama Lietuvoje ir kad paliestų tikrai būtų svarbi Lietuvos moksleivių. Taigi mūsų idėja buvo sukurti naują, efektyvų ir tęstinumą turinti mokyklos mokinių savivaldos modelį. Buvo vykdomi mokymai, buvo vykdomas apklausos ir tikrai visi dauguma mokinių buvo patenkinti vykdoma veikla. Daug kas į ją įsiliejo, tai iš tikrųjų manome, kad turime tikrai daug perspektyvos, turime daug potencialo ir mums pavyks įgyvendinti savo tikslus. Mes esame iš Paliūniškio pagrindinės mokyklos, dalyvavome, kūrėme Respublikos projekte. Mūsų projektas vadinasi Gyvenk švariau. Mokinių labai iš Paliūniškio įsitraukė, labai energingai dalyvavo, noriai po pamokų ir per pamokas, džiaugiasi ekskursijomis. Mes atvykom iš Kaišiadorių rajono Žaslių pagrindinės mokyklos. Vykdėme projektuką, kaip matote stende, Žasliai ir mano ir tavo namai prisijungė. Tai vaikai pasakė, kad jiems projektas, kad jie nesitikėjo, kad tai bus smagu, kad tiek bus naujų veiklų ir tokių netradicinių veiklų ir kad tai yra žymiai geriau negu sėdėti pamokose, nes jie pamatė labai daug to projekto metu, jie tiesiog išmoko, tarkim, duoną kepti, senoviškai duoną kepti. Jie išmoko ir susipažino su kalvystės amatu, jie ir pinučių tvorą pynė. Iš mes esame iš Kauno rajono.
Zapyškio pagrindinės mokyklos. Mūsų idėja buvo per mažo upelio istoriją padaryti ryšį su vietos žmonėmis. Upelis yra ypatingas tuo, kad jisai net Teodoro Narbuto 1813 metais yra paminėtas istoriniuose šaltiniuose, kad prie jo rinkdavosi žmonės ir gydydavosi. Tai mes kviečiam ir kitas mokyklas, pavyzdžiui, sekti tuo pavyzdžiu, kad prie kiekvienos mokyklos yra teritorijos, kurios yra kažkuo įdomios. Ir per tos mažos teritorijos įdomią istoriją atskleisti ir visos Lietuvos istoriją. Ir tada tokiu būdu mes ir žengėm pilietiškumo žingsnį. Mūsų projektas yra Susiburkime ir kurkime kartu. Mes esame iš Užpalių ir mes atstovaujam Užpalių gimnazijos mokyklai. Mūsų projekto tikslas buvo, kad gimnazijos mokiniai bendradarbiautų su kultūros centru ir Užpalių seniūnija. Tikslą savo pasiekime ir tikimės, kad toliau mums seksis įvykdyti tą pačią veiklą. Mes esame iš Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos ir atstovaujam projektui Balti gandriukai, kuris yra skirtas emigracijos temai. Norėčiau palinkėti ir visiems kitiems apsilankyti mūsų svetainiai www.baltigandriukai.eu. Taip pat ir mūsų Facebooko grupėje, kur mes talpinam ir talpinsime ir toliau mūsų spektaklio scenas. Atstovaujam Sangrūdos gimnaziją ir mūsų projektas Leisk laisvą laiką prasmingai, kurio metu mes pirmiausiai domėjomės ir ieškojom informacijos apie mūsų krašto lankytinus istorinius objektus ir vėliau sudarė tam tikrą maršrutą. Žygiavome tuo maršrutu, lankėme istorinius objektus ir aišku leidome laiką prasmingai, atlikdami užduotis, žaisdami tuo pačiu metu ir aišku domėdamiesi savo krašto istoriją. Esame iš Pakruojo Balsių kaimo. Mes darėme projektą be etnografinę sodybą, kurią atnaujinome ir rengėme muziejų. Net vedėme ekskursijas, labai žmonės domėjosi, visiems labai patiko ir kviečiam tikrai visus maloniai aplankyti. Mes atvykome iš Kėdainių Aušros sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos. Vykdėme mokykloje projektą Olimpietiška mokykla. Šis projektas mums davė to, kad, man atrodo, visos mokyklos mokiniai dasidėjo prie to ir, man atrodo, visi daugiau galbūt padėjome atskleisti